Sveiki visi, šiandien gaminsim patiekalą, sveikuolišką su daržovėm, tai reikės moliūgo, batatų, svarbiausias čia ingredientas tai batatai, tai yra kitaip saldžiusios bulvės, taip pat maltos mėsos, aš naudosiu kiaulieną vištieną, galite ir kitokią mėsą maltą, taip pat reikės sūrio, citrinos sulčių turiu štai grinų, druskos, pipirų, pomidorų padažo, aliejaus, vandens, petražolių naudosiu šaldytas, taip pat paprikos, kumino, raudonėlio ir česnako miltelių. Tai pirmiausia, susipjaustom svogūną. Pjausto smulkiai. Receptą kaip visada rasite apačioje video. Jeigu nežinot kaip, tai paspauskit žodelį daugiau ir ten tada atsidaro visas receptas. Apačioje video žodelis daugiau. Dabar pilam į keptuvę aliejaus truputį. Dedam svogūnus. Mano čia keptuvė 28, nes viskas bus vienoje keptuvėje, visas patiekalas gaminsis, taip kad labai patogu. Dabar susipjaustom bulves. Tai koks grožis bulvių. Graži spalva. Pjaustom tokiais kubeliais. Nedideliais. Svogūnai turi vos apkepti, kad truputį tik suminkštėtų. Svogūnai truputį apkepė, dedam baltą mėsą. Išskirstom ją. Ir pakepam kartu su svogūnais. Reikia pastoviai maišyti, kad nesudegtų svogūnai. Tiesiog sumaišyti iš karto, tada jie nedegs. Ir apkepam, kol mėsa bus beveik paruošta. Nu štai mėsa beveik iškepė, kepiau kažkur 5-7 minutės. Dabar dedam bulves. Koks spalvytės grožis. Išmaišom ir taip pat apkepam truputį. Susipjaustom moliūgą. Galima vos didesniais gabaliukais, kaip bulvės, nes moliūgas yra minkštesnis. Nu štai, tokiais maždaug gabaliukais. Pastoviai pamaišom. Po 10 minučių dedam moliūgą.
Taip pat išmaišom gerai. Dedam porą šaukštų pomidorų padažo. Taip pat išmaišom. Po kokių 5 minučių pasūdam. Apie arbatinį šaukštelį plius minus, bet reikia ragauti. Apipėlinam. Pagal skonį. Dedam čia prieskonius, papriką, kumyną, raudonėlį ir česnaką džiovintą. Gerai labai išmaišom. Druską dar galima bus paragauti paskui. Na štai, visai pakvypo visokiausiais kvapais. Dabar čia užpilam vandens truputį. Įpyliau apie 100. Mililitrų. Dabar pridengiam ir troškinam pamaišydami, kol suminkštės viskas. Pamaišom, troškinam ant vidutinės ugnies. Jau kvapai puikus. Paragaujam, ko trūksta. Bulvės suminkštėjo. Labai skanu. Vos drusus. Ir dar kelias minutės patroškinam. Po 8 minučių viską paragaujam. Nieko netrūksta, nei druskos, minkšta. Viskas turi štai būti tokios formos, kad neprarastų formos. Dedam petražolės. Citrinos sultis. Viską gerai išmaišom. Labai gerai reikia išmaišyti. Dar galima paragauti, ar užtenka visko. Ragaujam. Skonis nuostabus. Tinka labai ir citrina, ir petražolės. Dabar užberiam sūrio. Kieto. Geriausia kietas. Aš džiugą šį kartą naudoju. Galite ir kitokį.
Uždengiam, išjungiam ugnį ir palaikom kokį 10 minučių. Ir patiekalas bus paruoštas. Na ir ką, bandysim ragauti. Štai kaip puikiai atrodo. Patiekalas tiesiog nuostabus. Svarbiausia, kad labai sveikuoliškas. Labai geras skonis, jokio čia bulvių tas saldumas nemaišo. Labai tinka moliūgas, prieskoniai. Taip pat sūris labai tinka. Nežinau, tiesiog patiekalas nuostabus. Jeigu jis kitaip atrodytų, tai galima netgi šventėm duoti. Labai skanu. Vienu žodžiu, viskas idealiai. Pirmą kartą darau iš saldžiųjų bulvių, bet patikėkit, tikrai skanu. O svarbiausia, saldžiusios bulvės arba batatai, kaip vadinasi, turi labai daug naudingų visokių ten mineralų, vitaminų. Labai sveika ir labai skanu. O svarbiausia, paruošti yra labai lengva, gal pusvalandis. Taip kad sėkmės ir skanaus. Nepamirškit paspausti prenumeruoti, parašyti atsiliepimą. Dar kartą sėkmės ir skanaus.